Yra keletas skirtingų versijų, tai iškart pradėsiu nuo jų. Titanium, bazė, ST-Line, ST-Line X ir Active X. Tai čia mes turim ST-Line X, galima sakyti tokia top versija, nors pagal kainą ST-Line X ir Active X vienod. Kodėl taip yra? Nes Active X labiau orientuotas į bekelę, tokį aktyvų gyvenimą, daugiau apsaugų, o ST-Line, va šita versija, labiau orientuojasi į sportiškumą. Tai pakaba čia kietesnė. Dėl variklių, tai čia plug-in hybridas. Tai reiškia, galima jį pakrauti ir jis ten iki 80 km gali vieną elektrą pravažiuoti mieste. Teoriškai pakrovimas ten iki 3, iki 6 valandų priklausomai kaip greitai kraunat. Bet kas čia mane sudomino? Yra iš tikro keletą variklių. 1.5 EcoBoost, man asmeniškai nelabai, 186 galių su turbina. O čia mes turim, jeigu renkamės hybridą arba plug-in hybridą, tai gausim 2,5 litro variklį arba hybridinį 180 arklio galių, arba jau plug-in hybridą 203 arklio galių. Kai pradėjau skaityti apie Fordą ir, pavyzdžiui, žiūrėjau jų tinklapį, jie rašo, kad visus hybridus komplektuoja su CVT pavarų dėžė. Bet atkreipkite dėmesį į tai, kad, čia trupučiuką kaip ir klaida. Iš tikrųjų, Fordas naudoja nestandartinę kokią nors Jatco CVT dėžę, kuri ten tokia, žinot, po 100 000 sproksta arba tikrai neatlaiko tos galios. Jie naudoja eCVT, tai yra Toyotos tipo pavarų dėžė, planetarinė, kur nėra diržo, nėra tų mechaninių dalių, kurie dyla, kurie nusidėvi. Tai grinai, aišku, čia ne Toyotos technologijos, bet logika visų tų technologijų, kaip jie veikia, tai kaip pas Toyota. Patikimumas labai jų geras, tai visada atkreipkite dėmesį. Jeigu skaitot kokį nors techninę specifikaciją ir matot, kad Ford CVT, čia ne CVT, čia eCVT. Jis labai man panašus į Aston Martin modelius. Ar tai yra blogai? Visai ne, nes atrodo sportiškas, gan galingas ir simpatiškas. Aišku, automobilių svoris čia beveik 2 tonos, tai ir priekinių varomas. Jeigu rinkčiausi savo, tai tikrai paimčiau AVD, nes toks svoris, toks automobilis, jam kaip ir prašosi visų varomųjų ratų sistemą. Tai mes čia turim priekyje matricinius žibintus, LED aišku, daug tokių dienos žibintų, atrodo labai simpatiškai man. Ir aišku, matriciniai LED žibintai, jie naktį šviečia labai gerai. 19 colių ratlankiai, jeigu mes pasirinksim Active X komplektaciją, gausim 18 colio ratlankius. Asmeniškai man, jeigu atkalausit mano nuomonės, aš savo pasirinkčiau turbūt Active X. Aišku, reikia žiūrėti, ar ten jis turi visas kameras, ten premium garso sistemą, bet aš mėgstu važiuoti kažkur ir užmiestį, 4 varomųjų Active X būtų idealu. Bet kas mėgsta sportiškumą, palakstyti kažkur, daugiau galios, daugiau tos elegancijos, tai aišku, ST-Line X, šitą komplektaciją puikiai šitam žmogui. Mes irgi turim pilnai ledinius žibintus, atrodo taip standartiškai, neišsiskiria labai iš minios. Man patinka 2 duslintuvai, biški Black Edition, Kugo parašyta juodai. Galinė vaizdo kamera, po to patikrinsim kokybę, bagažinė. Bagažinė čia tikrai nėra labai didelė. Jeigu mes iškart žiūrim, ar čia didelė bagažinė, ne visai tikrai. Kaip tokiai klasė galėjo būti daugiau, už tai turi 12 V rezetę, kokybė bagažinės gera, daug zamšo, priekinės sėdynės galima nulenkti daugiau reikia paspausti. Iš bagažinės pusės. Užuolaidėlė užsikabina, tai irgi nemaišo ir bagažinė automatinė. Kas liečia kiekgi vietos gale, tai ką moka Ford? Visų pirma, slenkiančios galinės sėdynės. Diržas užsikabina, tai labai patogu ir faina. Kampą galima, kiek žinau, reguliuoti. Ar daugiau, ar mažiau. Turim porankį. Niekas stebuklingo, standartinis. Čia įdėtas žieminis paketas. Tai priekinės sėdynės šildomos, galinės, priekinis langas, galinis. Tai sėdinių šildymo, pora USB Type-C. Čia tokia klimato kontrolė, pavadinsim, ar kaip čia. Sėdynės bendrai neblogos. Įdomu, aišku, šiandien toks oras. Ir aš galėsiu čia atsisėsti normaliai.
Na va, tiek vietos čia. Man gan patogu iš tikro. Ir žinot, ką aš pastebėjau, vat koks pliusas iškart, jeigu važiuos vaikai arba bendrai, vat kas važiuos gale. Jūs sėdit aukščiau, negu priekyje sėdi žmonės. Tai reiškia, pas jūs toks atsidaro panoraminis jausmas. Čia pas Nissan X-Trail vat būna taip. Žinot, mažai automobilių tai turi, bet jausmas tikrai labai geras gale važiuoti. Kai yra tas, kai tu sėdi aukščiau. Ta linija lango žemiau tada atrodo, kažkaip matomumas pagerėja virš galvos. Na, man kažkur 2 pirštai. Nu, toks subkompaktiškas atrodo, bet sėdžiu normaliai. Kaip matot, vietos šiandien man patinka gale. Iš tikro nesitikėjau. Iš šono atrodo automobilis toks, nu, kaip Mazda CX-5, toks nėra labai didelis, bet iš tikro daug vietos. Galima pasistumti priekį, pavyzdžiui. Va, aš galiu net pasistumti, tada bagažinė tampa didesnė. Galima pasistumti ir šitą dalį irgi. Tuoj pabandysim. Va. Iškart bagažinė didesnė, nu kažkiek van tiek gal. Va. O jeigu reikia komforto, nenaudoti, pavyzdžiui, bagažinę, važiuoti kur nors į kelionę, tai prašom. Nu visai neblogai, žinokit. Ir sėdynės man patinka minkštos, kokybiškos. Užskaitau. Gale tikrai vietos pakanka kaip tokiai klasiai. Durelių. Kažkaip labai švelniai atsidaro durys. Tai priekinės sėdynės automatiškai valdomos, elektra. Turim tokį pakojį. Čia geras daiktas. Palaikymą šoninį. Bet čia Esteline būtent sėdynės. Daiktadėžė gan didelė. Medžiagų kokybė. Daug žiūrėjau apžiūrų apie Ford Kuga prieš imdamas šitą automobilį. Tai visi sakė, kad čia kokybė bloga. Vat būtent šitų medžiagų. Bet žiūrėkit, čia minkšta. Nebloga rankinėlė, čia minkšta. Na, plastikas kaip ir pas visus. Viršų minkšta. Na, čia gal kažkiek pigiau atrodo. Tos kaip karbonas. Užtat čia siūlai, oda. Nu, žinot, nepasakyčiau, kad čia labai pigų. Nu, gal šitoj vietoj yra tokių elementų, bet mašina ir nekainuoja čia 50 000. Tai nesutikčiau, kad viduje apdaila labai bloga. Rodysiu, kaip atrodo 2 litrų Fordo variklis. Visai padoriai, daug vietos. Toks tikras vyrų variklis. 2,5 litro atmosferinis. Man čia like. Nemėgstu šitų 1 litro ten turbo. Tokį didžią mašinai. Kaip čia vairuotojo vieta. Jau be pirštinių jums parodysiu. Taip. Na va, aš kaip vairuotojas. Ar man patogu? Ergonomika tikrai nebloga. Užkursiu automobilį. Mygtuku. Graži grafika, nauja multimedija. Head-up displays. Na, head-up displays tokio seno tipo, kur išlenda dar ekraniukas. Galėjau jau padaryti ir ant stiklo tikrai. Tas automobilis to vertas. Vat šitas dizainas toks kvadratinis trupučiuką. Čia irgi labai panašiai kokio Range Rover, Aston Martin. Sakau, toks jausmas, kad įkvėpimas vis dėlto buvo iš tų premium markių automobilių. Kas man patinka iškart, atsisėdus į Ford? Vairas, kaip atrodo, ergonomika, pats dizainas, medžiagos, ta oda, siūlai, tikrai labai kokybiškas. Ir ergonomiškai fainas, žinot, turbūt vienas iš topinių vairų, kur man teko bandyti automobilius, o pas mane bandymų ten virš 1000 gal. Na, aš neskaitau, nelyginu su ten 100 plus 1000 kainuojančiais automobiliais, bet vat, už ten 30 000 plus, čia žinokit vienas iš top vairų. Man patinka čia mygtukai. Aišku, galėjo gal kažką daugiau chromo gal kokią įdėti čia daugiau, bet patinka, kad fiziniai mygtukai. Tai vairas fainas. Bendrai ergonomika, kad tas yra pakojis, šitas, tai labai padeda. Ką turim čia? Klimato kontrolė reguliuojama mygtukų pagalba, šiaip čia nauja multimedija.
Kaip tikrinti multimediją? Vat, bandote automobilį. Įeikite į navigaciją, pažiūrėkite, ar greitai veikia. Na, taip vidutiniškai. Galima sakyti, na, gan greit iš tikrųjų. Trupučiukai yra to lago, bet visai padoriai. Kamera. Čia vat iš visų pusių jinai 300 šiam. Jo, 300 šiam. Atrodo. Gal klystu. Bet kokybė visai nebloga jo. Gale dinaminės juostos. Valytuvai. Čia neblogai valo iš tikrųjų. Tas kampas valymo visai neblogas. Mažai palieka čia. Taip, dėl kameros išsiaiškinom, dinaminės juostos, kamera šiaip tokios vidutinės kokybės, kaip matot. Nėra nebloga, nėra gera, užtenka. Taip, galėjo būti geresnė? Galėjo, bet nesikabinsiu prie to. Automatiniai langai, automatiniai veidrodėliai, nematomų zonų sistema veidrodėliuose. Čia akiniams. Na, aišku, čia taip gan pigiai padaryta. Turim didelį stoglangį. Va, koks. Šiaip. Tikrai didelis. Vaikams, jeigu gale važiuojat su vaikais, tai būtų, na, super gut. Vat man toks stoglangis patinka didelis. Va čia pataupyta. Veidrodėlis galėjo būti ir berėmės, koks labiau toks elegantiškas. Nes vis dėlto čia Esteline, toks norisi kažkaip elegancijos. Aš dar matau memory. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jeigu dalinatės automobilį šeimoje, jūs žmona važiuoja, tai atsisėdat jūs paspaudžiat, pavyzdžiui, vienetuką, automobilis susikonfigūruoja pagal jūsų nustatymus, parametrus, atsisėda žmona, dvejetą paspaudžia ir sukonfigūruoja pagal žmoną, atsisėda sūnus, dukra, trejetą paspaudžia pagal ją arba jį. Tai tikrai faina. Grįžtam prie centrinės konsolės. Čia medžiaga, na, va čia pataupyta. Čia irgi trupučiuką pataupyta. Čia, man atrodo, visiškai gerai. Puodelio laikikliai, bivėlis įkroviklis, Type-C ir paprastas USB. Čia 12 voltų. Na, čia tokie važiavimo režimai turim keletą. Tai palaukit, parodysiu jums. Turi keletą važiavimo režimų. Normal, Eco, Sport and Slippery. Nu, turbūt važiuosim su Slippery, pažiūrėsim, man pavyks iš čia išvažiuoti. Žinot, taip sninga, gal man metas ir važiuoti, nes jaučiu vėl neišvažiuosiu. Ne, normaliai svaro. Nors sakau, jam... Nors gal ir ne visai normaliai. Reikia biškį daugiau gazo ir važiuoja. Nu, vat jam reikia 4 varomųjų ratų sistemos, nes matot, vat, biškį trūksta. Svoris didelis, į galą važiuoja dar normaliai, vat į priekį jau biškį jam trūksta tos jėgos. Nu taip, kad jėgos, o vat norisi, kad jis būtų 4 varomųjų ratų. Gal aš perrinksiu važiavimo režimą. Kokį sport gal reikia man padaryti. Jaučiu, jis važiuos geriau. Per bekelį. Na, aišku, va, su sport leidžia ratams suktis daugiau ir važiuoja geriau. Nu, okay, bet persijungsiu ant Slipperį, kai važiuosim per miestą. Tai vat matėt, tikrai, jeigu rinksite savo šitą automobilį, paimkit 4 varomųjų ratų sistemą. Nu, jam reikia jos. Svoris didelis, jaučiu su keleiviu ir su vairuotoju ten bus apie 2 tonos. O tai jau jam vien priekinių žiemą gali neužtekti. Pakaba čia bus kietoka. Tikrai, jeigu norit minkštesnės pakabos, reikia Actifix pasirinkti, labiau orientuota į sportą. Variklio nesigirdi visai.
Biškiu šiandien prisnygo, tai... Nu, bet tikras testas užtat gaunasi. Va, čia kažkas į kalniuką negali įvažiuoti, mes įvažiavom. Aš nežinau, tai aišku, kaip mes čia... Ką mes darysim dabar, nes žmogus stovi ir nevažiuoju. Aš tai normaliai su Kuga įvažiavau. Čia mergina su BMW kažkaip sunkiai. Čia reikia aišku atsargiai važiuoti, šiandien tai toks oras. Nu, vat kaip tik stabilumą išbandysim Ford Kugo. Bet labai tyliai važiuoja, na, aišku, pluginas, bet nesigirdi variklio. Net nežinau, ar jis atsijungia, įsijungia. Čia kažkaip neparodo. O taip žiūriu dabar į dizainą. Gal ir norėtųsi čia kažkaip daugiau to tokio, nežinau, dėmesio detalėm gal, vat, nes toks atrodo labai jau kuklus. Na, tai čia skonio reikalas. Kas mėgsta klasiką, va, įsijungia dabar variklis. Čia quattro nuvarė. Man patinka garso izoliacija, nesigirdi variklio beveik, na, trupučiuką, vat, iš šono važiuojantis automobiliai, kažkaip kelias nesigirdi. Čia visai nebloga garso izoliacija. Visai nebloga. Galia tik tai dėl pakabos, kažkoks tai drebėjimas, vis dėl čia per kietą pakaba važiuoti per žiemą. Vat. Vis dėlto orientuotai tokia sportinį važiavimą, kažkur geras kelias važiuojant. Tai atkreipkite į tai dėmesį, jeigu bandysite Stelline ir pasirodys, kad na, per kietas, norisi kažką labiau tokio adventure tipo, tai pabandykit Actifix. Jis turėtų būti minkštesnis, labiau orientuotas į komfortą iš pakabos pusės. Ir net ten bus daugiau tų apsaugos elementų, korpuso apsaugos elementų. Būt metas rezumuoti, kas man patiko, kas nepatiko. Tai pradžiai nuo teigiamų dalykų, nuo pliusų. Man patiko dizainas, patiko garso izoliacija, patiko vairas, ypač vairas. Patiko, kaip veikia variklis, kad Fordas vis dėlto pradėjo galvoti apie patikimumą ir, pavyzdžiui, čia stovi SCVT, 2,5 litro atmosferinis be turbo variklis, tai kuo mažiau detalių, kurie gali sugesti. Tai reiškia, kad nebus taip, kad automobilis po garantinio visiškai sugenda ten ir panašiai. Tai jau kažkiek tai vis dėl yra orientacija į patikimumą, tai jaučiasi. Patiko sėdynės, vietos gale tikrai irgi neblogai. Patiko, kad galėtų sėdi aukščiau, vat mažai kas iš automobilį tai turi, tu sėdi lyg tai aukščiau negu priekiniai keleiviai ir vairuotojas. Jausmas labai geras. Dabar apie minusus. Tai kas man nepatiko? Nepatiko, dėl to turi tokį standartinį head-up displejų, o ne projekciją ant stiklo priekinio. Tai tokia trupučiuką archaiškas dalykas. Bendrai tokiam automobiliui manau, kad reikia tikrai 4 varomųjų ratų sistemos, tai šitą versiją, kur tik priekiniai ratai varomi, tai man asmeniškai, na, reikia 4 jam, reikia tikrai 4. Yra tokia opcija, tai čia, kaip sakoma, tik specifikacijos minusas. Trečias dalykas, kuris man dabar nelabai patinka, tai aišku, norėjusi trupučiuką daugiau dėmesio detalėm. Aišku, kai kur jis net turi tikrai jų daug. Pavyzdžiui, durelės, kai mes atsidarom, ten išlinda toks plasmasiukas, kuris apsaugo durelio kampus nuo smūgio, pavyzdžiui, kitą mašiną ir panašiai. Bet, pavyzdžiui, priekyje, atrodo, karbonas, galėjo būti gal koks biški brangesnis plastikas čia. Gal kažkiek tai detalių, čia prašosi kažkokiu tai biški tokio prabangos. Bet kaip ir sakiau, čia kažkam gali patikti, kažkam ne. Kas liečia kuro sąnaudas, tai žiūrėkit, mano akceleracija, deakceleracija speed, čia beveik tobula, virš 90%. Tai
O dėl kūro sąnaudų man gaunasi turbūt 7 litrai, nežinau. Jo, 7 litrai. 7 litrai, 8 litrai beveik. Bet pravažiuota buvo atstumas su varikliu beveik 12 km, viena elektra 8 km, bet sąlygos. Čia -10 žiemą. Ir man teko pabuksuoti čia biškitį. Jeigu žiūrim, gal čia iš viskai vietoj stovėjau, tai rodo iš vis 12. Na, manau, kad aišku, daugoka čia, 7-8. Aiškiai daugoka. Nu, pažiūrėsiu, kai atvažiuosiu į Inchcape. Gal bus mažiau, kai išvažiuosiu į tą trasą. Jeigu norėsit pamatyti mano povairavimą, tai daugiau važiuoju mieste, tą visą garso izoliaciją, dirba pakaba. Tai prašom, čia iššoks nuoroda į mano video. Paspauskit, pajusit, tarsi jūs važiuojat su savo svajonių automobiliu. Bonus video. Daugiau pavažinėjau ir, žinot, pirmas dalykas, kuris krenta į akis ar bendrai, pagalvojus apie Ford Kuga, kas ateina į galvą, kad čia labai subalansuotas automobilis. Toks balansas tarp galios, komforto, sportiškumo, dizaino, erdvės, galimybių, tos sielos, patikimumo, tai labai subalansuotas automobilis. Tai jeigu mėgstat balansą, tikrai, manau, verta. Jis moka daug, jis nėra visur geriausias, kaip sakoma, bet jis super subalansuotas. Atvažiavau, bet visi man rodo 7,9, visi 8 litrai kažkur 100 km. Na, tokios sąlygos, sunkus automobilis ir rodau, kaip yra. Ar čia daug ar mažai? Būna hibridų, kur tikrai suvalgo mažiau, būna kur kažkiek daugiau. Toks vidurkis. 2 tonos sveria.